Labas. Kodėl vieni žmonės nesirenka kaupiamojo gyvybės draudimo, o kiti renkasi? Šiandieną pateiksiu vieną reklaminį pavyzdį, kurio metu tikiuosi atsakysiu į daugiau klausimų. Imkim pavyzdį. Žmogui, kuriam yra 40 metų, nutarė atsidėti po 125 eurus iki savo pensinio amžiaus, kol jam sueis 65 metai. Tai yra 25 metus į priekį. Jokių biometrinių sveikatos apsaugų nesideda, tai yra mirtis, traumos, neįgalumas, kritinės ligos, visur yra nuliai. Tai, jeigu tokiu atveju žmogus kaups tik tai metus ir po metų norės nutraukti sutartį, tai per metus bus investavęs 1500 ir jeigu fondas bus sugeneravęs 8% ir jis norės nutraukti sutartį pasimti pinigus, tai tikėtina, kad atgaus apie 920 eurų. Tačiau, jeigu laikysis viso nusimatyto plano, visą nusimatytą laikotarpį, tai per 25 metus bus investavęs 37 500 ir su 8% grąža tikėtina turės apie 94 000 eurų, jeigu visus metus fondas sugeneruos bent jau po 8%. Dabar kiek sumokės administracinių mokesčių? Tai per 25 metus viso administracinių mokesčių būtų sumokėta 5206 eurų. Taigi, reziumuojant, mėnesinė įmoka 125 eurai, laikotarpis 25 metai, viso įdarbinta pinigų suma 37 500 ir su 8% grąža rezultatas būtų apie 94 000. Tai yra prieaugis sudaryto apie 56 000 eurų. Kaip ir minėjau, sumokėta administracinių mokesčių suma būtų 5206 eurai. Kitas labai svarbus momentas, jeigu sutartis yra pasirašoma iki šių metų pabaigos, tai per ateinančius 10 metų iš valstybės galėtų susigrąžinti 3000 eurų. Tai realiai sumokėta administracinių mokesčių suma būtų 2206 eurai. Ir dar vienas svarbus momentas, ką reikėtų paminėti, kad turint kaupiamąjį gyvybės draudimą po 10 metų išiminėjant pinigus, valstybė atleidžia nuo prievolės mokėti GPM 15% nuo investicinio prieaugio. Tai tokiu atveju dar žmogus sutaupytų apie 8500 eurų, nemokėdamas valstybei GPM 15% nuo investicinio prieaugio, kuris šiuo atveju sudarytų apie 56 000 eurų. Tai va, tai kiekvienas žmogus pasirenka, ar šis instrumentas jam tinkamas ar netinkamas, tai kviečiu kiekvieną į konsultaciją, kurios metu mes galėsim susidėlioti poreikius atitinkantį šį finansinį instrumentą, nusimatyti planą ir pasiekti savo išsikeltų tikslų.